Iranas dreba, nes krizė pasitraukė nuo dėrybų stalo ir pasirodė jūroje. Šį pirmadienį 2026 m. gegužės 18 d. pranešimai X tinkle priskiriami įvairiems naujienų profiliams rodo, kad vakarykštės palidominės nuotraukos rodo Irį. Shadi Shahid Madavi, su Irano judų struktūra susijęs laivas, regis skęsta į vakarus nuo Hormuzo salos. Tuo metu vandenyje plinta tamsi į naftą panaši dėmė. Politinis smūgis yra stiprus, nes tai įvyksta tuo pačiu metu, kai žlunga susitarimas su Trumpu. Teheranas bando parodyti pasauliui savo jėgą. Ir revoliucinė gvardija pasirodo pažeidžiama netoli teritorijos, kurią pats režimas naudoja priešininkams gąsdinti. Jei identifikacija teisinga, tai ne tik karinio jūrų laivyno problema, tai žiaurus pažeidžiamumo ženklas. Būtent tada, kai Jungtinės valstijos stiprina spaudimą, Trumpas atmeta silpną gvardijos pasiūlymą. Revoliucinės gvardijos kontroliuojančios Irano diktatūrą, o Iranas bando nuslėpti, kad jos spaudimo galimybės skyla iš vidaus. Tuoj viską papasakosiu, bet dabar norėsi būti užsiprenumeravęs kanalą, kad ir toliau gautum naujausią informaciją realiu laiku, aukščiausios žurnalistinės kokybės pagal Milsono Alveso patikimumo standartą. Jei identifikacija teisinga, mes nekalbame apie bet kokį laivą. Shadi Shahid Madavi yra revoliucinės gvardijos jūrų platforma. Pritaikyta iš komercinio laivo vykti kaip plaukianti bazė, galinti palaikyti dronus, sraigtasparnius, raketas ir vykdyti tolimojo nuotolio operacijas. Tokio tipo laivai yra Irano strategijos dalis, kai civiliniai laivai paverčiami kariniai, siekiant kompensuoti tradicinio laivyno silpnybės mobiliosiomis platformomis, kurias sunku greitai identifikuoti. Laivas buvo susijęs su režimo ambicijomis – parodyti galią už Irano krantų ribų. Užuot pasikliovusi tik nuolatinėmis bazėmis, revoliucinė gvardija planavo naudoti tokius laivus kaip Shadi Shahidas Madhavis, kad gabentų įrangą, tarnautų kaip atramos taškai ir keltų nuolatinę grėsmę jūrų keliuose. Pati revoliucinė gvardija jau buvo demonstravusi raketų paleidimus nuo Shadi Shahido Madhavio denio, parodydama, kad laivas nėra tik simbolis, bet ir praktiška Irano karinio spaudimo priemonė. Jūroje į vakarus nuo Hormuzo salos bet koks pažeisto laivo ženklas iškart tampa krize. Vieta yra jautri, nes ji yra netoli teritorijos, kur Iranas bando naudoti karinį buvimą, grasinimus ir jūrų kontrolę kaip derybų priemonę. Galimos naftos dėmės vaizdas, sklindantis iš Irano laivo, leidžia daryti niūrią išvadą. Režimas, kuris bando gąsdinti pasaulį per jūrą, dabar gali susidurti su rimta problema savo pačių karinėme laivyne. Svarbiausias klausimas yra paprastas. Ką tas laivas ten veikia? Pagal Irano karinę logiką, tokia platforma kaip Shahidas Madhavis galėjo būti pakeliui vykdyti stebėjimą, teikti logistinę paramą arba demonstruoti jėgą. Taip pat yra galimybė, kad tai susijęs su bandymu išlaikyti buvimą netoli Hormuzo zonos, kol Teheranas derasi spaudžiamas. Tokio dydžio laivo buvimas toje teritorijoje krizės su Jungtinėmis valstijomis metu neatrodo atsitiktinis. Laikas sustiprina poveikį. Dėrybos tarp Jungtinių valstijų ir Irano yra įstrigusios. Trumpas taip pat aiškiai pasakė, kad neketina švelninti spaudimo veltui. Axios pranešė, kad Baltieji rūmai laikė naują Irano pasiūlymą nepakankamu, nes nebuvo realios pažangos dėl urano sodrinimo sustabdymo ar sodrinto urano atsargų perdavimo. Aukštas JAV pareigūnas pareiškė, kad jei Iranas nepakeis savo pozicijos, pokalbį gali pakeisti bombos, parodydamas, kad kantrybė baigėsi. Baltieji rūmai buvo pasiruošę kariniam smūgiui gegužės 19 dieną, tačiau Donaldas Trumpas sustabdė įsakymą dėl vykstančių derybų ir artimųjų rytų sąjungininkų prašymų. Vis dėlto, jis nurodė Jungtinių valstijų ginkluotosioms pajėgoms būti pasirengusioms plataus masto atakai, jei nebus pasiektas priimtinas susitarimas. Ši detalė perkelia tariamą laivo nuskandinimą į kitą lygį. Iranas mato ne tik vieną laivą pavojuje, jis mato vienu metu kylantį karinį, diplomatinį ir psichologinį spaudimą. Susitarimo žlugimas slegia, nes režimas norėjo paversti laiką pranašumu. Teheranas bandė atidėti krizę, išsaugoti savo branduolinę programą, išlaikyti kozirius jūroje ir siekti tam tikro ekonominio palengvinimo.
Tačiau Trumpas renkasi priešingą kelią – išlaikyti blokadą, išlaikyti karinę grėsmę. Axios jau buvo pranešusi, kad Trumpas atmetė Irano pasiūlymą pirmiausia sušvelninti blokadą, o branduolinę dalį palikti vėlesniam laikui. Vašingtonui toks žingsnis būtų tik bandymas Teheranui laimėti laiko, nieko iš esmės neatiduodant. Galimas šaly Šahido Madhavio praradimas paveikia revoliucinės gvardijos stiprybės įvaizdį. Irano režimas visada bandė pristatyti šiuos laivus kaip savarankiškumo, karinio kūrybiškumo ir gebėjimo mesti iššūkį didesniems galioms ženklą. Dabar palydovo nuotrauka, rodanti tokio tipo laivą, kuris atrodo skęsta ir galimai nuteka nafta, sukuria viešo pažeidžiamumo įspūdį. Politiniai žalai nereikia užfiksuotos sprogimo akimirkos. Tai vis tiek įvyksta. Pakanka, kad pasaulis matytų, jog viena simbolinių Irano karinės jūrų galios dalių gali sutrikti visų akivaizdoje. Laivas galėjo patirti techninę žalą, sabotažą, netiesioginį karinę krizės poveikį arba netgi būti skubaus persidislokavimo įtemptoje zonoje pasekmė. Dar nėra tvirtų pagrindų nustatyti priežastį, tačiau kontekstas verčia daryti stiprią išvadą. Kai režimas yra blokadoje, dėrybos įstrigusios, karinės struktūros stebimos, o amerikiečių grėsmė išlieka atvira, bet koks incidentas tampa įtartinas. Revoliucinė gvardija turi priežasčių bandyti nuslėpti šį įvykį. Pripažinti, kad Šahidas Madžidas Madhavis buvo prarastas arba rimtai apgadintas, reikštų pripažinti nesėkmę viename iš režimo karinių pasididžiavimų. Neigimas taip pat kainuoja, nes palydovinės nuotraukos plinta už Teherano kontrolės ribų. Tai ir yra šiuolaikiniai spąstai. Režimas gali kontroliuoti valstybinę žiniasklaidą, oficialią kalbą ir vidinę propagandą, tačiau jis negali pasislėpti nuo palydovų, nepriklausomų analitikų ir atvirosios žvalgybos profilių akių. Kitas žingsnis turėtų būti naujų vaizdų paieška, palyginimas su ankstesniais laivo įrašais, tikslios padėties analizė, dėmės jūroje patikrinimas. Ir bandymas patvirtinti, ar buvo gelbėjimas, vilkikai, lokalizavimo operacija, ar Irano karinis judėjimas imperijoje. Jei nauji vaizdai parodys, kad Šahlis Šahidas Madhavis yra labiau panyręs, sustojęs arba apsuptas karinio jūrų laivyno pagalbos, atvejis iš stipraus gandų tampa patvirtinta krize. Dabar spaudimas tenka Teheranui, nes tylėjimas taip pat perduoda žinutę. Tokio dydžio laivas neišnyksta iš akiračio, nesukeldamas klausimų. Naftos dėmė šalia svarbaus maršruto neatsiranda be pasekmių, o nesėkmingos dėrybos su Trumpu nėra atskirtos nuo karinės realybės. Režimas gali drebėti būtent todėl, kad jo jėga jūroje tapo matomų pažeidžiamumo įrodymų. Aš esu Milsonas Alvesas, internacionalistas ir mano tikslas – kasdien suteikti jums patikimos informacijos. Naujienų nuorodos yra vaizdo įrašo aprašyme. Paspauskite patinka šiam vaizdo įrašui, užsiprenumeruokite kanalą ir pabaigoje peržiūrėkite komentarus, kad dar labiau įsitrauktumėte į Milsono Alveso bendruomenę.